Sveiki, su jumis Vytukas ir mano kolega Paulius Butylka. Šiandien laidoje matysime, kaip Kęstas mušė Lenką, o antroje dalyje bandysime išsiaiškinti, kaip Paulius gavo nuo kito Lenko. Sveikas. Labdien. Tai girdėjau, dalyvavai turnyre ir kam tu taip tą Lenką stipriai Ne žmogus to viso ir kaip? Taip. Tu gal psichas, kad taip muši žmonės? Turi kokių pasiaiškinimų? Tylėk tada, viso gero. Sveikas. Sveikas. Kaip sekėsi kova? Prastai. Kodėl? Pralaimėjau. Ką planuoji daryti, kad taip nepasikartotum? Nieko. O žinai, kad esi klubo gėda? Žinau. Ačiū už dėmesį, viso gero. Ir jums viso gero. Kitoje laidoje matysime, kaip sekėsi laikyti diržus. Ir dar sekite mūsų reklamas čia ir čia. Greitai bus naujienų dėl dviračių žygio. Kaip planuojame turėtų vykti birželio pabaigoje. Pranešimas netikėliams, treniruotės dar vis vyksta, jei kam neaišku. Ir dar kai kurie skolingi už treniruotės. Jeigu sulauksite svečių, labai nenusiminkite. Su jumis buvo Vytukas ir mano kolega Paulius Butylka. Tikėkitės mus vėl pamatyti po savaitės.